Progresuojanti raumenų relaksacija – tai atsipalaidavimo būdas, padedantis sukurti pusiausvyros ir ramybės būseną, neleidžiantis plisti neigiamiems jausmams. Šio relaksacijos būdų poveikis yra susijęs su bet kokios emocinės įtampos iššaukiama fizinio kūno įtampa. Taikant progresuojančią raumenų relaksaciją, mažėja raumenų ir psichinė įtampa, gerėja nuotaika ir savijauta, stiprėja nervų ir imuninė sistema, atsikratoma susikaupusios įtampos, kovojama su psichologiniu stresu. Taip pat ji padeda kovoti su skausmu, atgauti energiją, greitina atsigavimą po fizinių ir psichinių krūvių, ugdo sugebėjimą geriau valdyti įvairias raumenų grupes. Progresuojančios raumenų relaksacijos metodą sukūrė Edmund Jacobson. Jis tyrinėjo objektyvias emocijų išraiškas. Šios emocinės būsenos buvo vertinamos pasitelkiant raumenų įtampos matavimus. Taikant progresuojančių raumenų relaksaciją, svarbu yra gebėti valingai atpalaiduoti skersaruožius raumenis, kurie yra aplink mūsų širdį ir skeletą. Maksimaliai atpalaiduoti raumenį galima tik po jo įtempimo. Taigi raumenų atpalaidavimo įgūdžiams ugdyti buvo paruošti pratimai, kuriuos darant raumuo įtempiamas, o po to atpalaiduojamas. Treniruočių metu dalyviams yra pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti tam tikrus pratimus, kad mūsų raumenys įsitemptų ir atsipalaiduotų. Pabandykime atlikti pratimą. Jį atliekant reikia kiek galima stipriau įtempti visas pagrindines raumenų grupes – veido ir kaklo, rankų ir pečių, krūtinės ir nugaros, kojų ir sėdmenų. Taip, kiekvieną raumenų grupę įtempus reikia palaikyti mažiausiai 5 sekundės ir atpalaidavus taip pat 5 sekundės. Tuomet visą seką reikia pakartoti. Pirmiausia, užmerkę akis ir rodydami įvairias grimasas, įtempkite veido raumenis. Suraukite kaktą, nosį, tvirtai sukaskite dantis. Įtempkite kaklo raumenis. Pasukite galvą į vieną šoną, kiek tik galite, į kitą pusę. Taip pat palenkite galvą krūtinės link ir pakelkite ją aukštyn su kastais dantimis. Įtempkite pečius. Atloškite juos atgal taip, tarsi norėtumėte suliesti mentis. Pečius pakelkite ausų link. Įtempkite rankas. Jas ištieskite priešais save, delnus nuleiskite žemyn ir plačiai išskėskite pirštus. Delnus atverskite į viršų, sugniaužkite kumščius. Toliau įtempkime bicepsus. Ištieskite rankas priešais save, delnais į viršų ir įtempkite. Tačiau pirštus palikite atpalaiduotus. Rankas ištieskite į šonus, sugniaužę kumščius. Įtempkite nugaros raumenis. Išsirieskite ir nukreipkite pečius į priekį.
Krūtinės raumenis įtempkite, įkvėpdami daug oro į plaučius ir leiskite krūtiniai pakilti. Įtempkite pilvo raumenis. Pasistengkite, kad pilvas taptų kuo tvirtesnis. Įtempkite sėdmenis, šlaunis ir blauzdas. Tai galite padaryti užrietę pėdą link savęs. Jei sėdite, pakelkite pėdas nuo žemės ir nukreipkite jas žemyn nuo savęs.